Keliai į Klaipėdą, kuris, galima ją turbūt sakyti, esminius savo sezono tik komanda laimėjo, bet tikro atako organizatoriaus, o šiandien Vilniaus Lietuvos Rytas per vieną tašką liko už du įmetė Dimša, po vieną Butterfieldas ir Linkė. Žinoma, puikus pataikymo procentas. Lavrinovičius Lapeta ir ten jau Lapeta neturi nardyti po juo Juventus mažiesiams žaidėjams Spenceris. O Juškevičių veržėsi, metimas per Artūro Gudaičių iškeltą. 8 taškus, Adas Juškevičius pelno per 2,5 minutės antrajame kėlinyje, o Šavonas Liujisas skraido po varžovų krepšiu. Tas žmogus, kuris labai dažnai tai padaro, Adas Juškevičius vėl visiškai laisvas. Šavonas Liujisas dar kartą po krepšio, čia jau Lavrinovičius, su Lavrinovičiumi. Dar vienas Juškevičiaus šūvis, 3 taškai, Adas Juškevičius. Bet nieko sugalvoti nepavyko. Denisas Lukašovas tiesiog atiduoda kamuolį varžovams, Liujisas įsibėgėja. Labiausiai turi susitelkti prie tritaškio linijos ties štai šiuo. Deividas Gailius iki galo ir Šavonas Liujisas švariai išmuša kamuolį. Želionis, sunkus metimas, Edgaras Želionis. Vieno iš jų laisvo palikti taip kaip Kendriko Brauno negalima. Artūras Gudaitis. Adas Juškevičius, idealus perdavimas Artūrui Gudaičiui. Dar kartą 2-2 ir vėl puikus perdavimas ir 2 su pražanga. Na štai tai krepšį nemeta, bet asistuoja Egidijui Dimšai. Liujisas pro Brauną persimeta kamuolį į kairę ranką, gražu. Jau Kavaliauskas susitvarkė prieš tai su Kulviečius, iki 39, Utenos Juventus 40. Gudaitis iš po krepšio. Dabar jau nesuvėlavo su to perdavimu Deividui Gailiui. Gynyboje Ado Juškevičiaus labai netaiklus metimas, bet Antanas Kavaliauskas. Samėnas pagauna kamuolį ir taškai iš po krepšio. Bet Lietuvos Rytui lieka vos kelios sekundės. Adas Juškevičius priverstas mesti. Juškevičius, kokia bomba į Utenos Juventus krepšį. 81-77. Minutės pertraukėlės, prašom. Dimšai po krepšiu ir 2 taškai. Gailiaus rankose kamuolys ir Juventus reikia prasižengti ir netgi neprireikia. Galbūt po krepšiu Linkevičiui ar spėjo Linkevičius, tikrai sunku pasakyti. Ir taškai nėra įskaitomi, taigi Vilniaus Lietuvos Ryto komanda laimi pirmasias mažojo finalo serijos rungtynės 85-83. Dar kartelį, taip. Dar vis viršuje su kamuoliu buvo Linkevičius, labai nedaug trūko jam. Utenos Juventus tikrai kovojo šiandien šauniai su Vilniaus Lietuvos Rytu.